Gyvūnai nuo seno būdavo naudojami kare įvairiais tikslais, kaip transporto priemonė ir atsargų gabenimas. Žmonės naudodavo dramblius, arklius ir asilus, o kai kurie iš šių gyvūnų taipogi stodavo į tiesioginę kovą su priešu. Šunų uoslė būdavo naudojama sprogmenų ir ginklų paieškai, taipogi patruliavimui ir žmonių suradimui. Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas naudodavo delfinus patruliuoti ir aptikti minas bei kitus pavojingus objektus. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie ypatingą gyvūną, kuris visada suranda kelią namo ir tokį jų sugebėjimą žmonės naudoja jau tūkstančius metų. Sveiki atvykę į nuostabų balandžių pasaulį. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite palikti raktinį žodį noriu. O dabar gero žiūrėjimo. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika. Tūkstančiais metų karo ir taikos laikotarpiais žmonės naudodavo balandžius, kad pristatytų jų pranešimus. 8 amžiuje prieš Kristų graikai naudodavo balandžius, norėdami siųsti olimpinių žaidynių rezultatus iš miesto į miestą. Mesopotamijoje ir Egipte randami raižiniai rodo, kad balandžiai šiuose civilizacijose būdavo prijaukinti jau maždaug prieš 5000 metų. Bėgant laikui, žmonės išmoko naudoti šiuos paukščius savo reikmėms. Pavyzdžiui, egiptiečiai paleisdavo balandžius, kad praneštų žmonėms apie naujojo faraono iškilimą. Romėnų rašytojas Frontinas pasakojo apie Julijaus Cezario pašto karvelius. Yra išlikę dokumentai apie Romoje buvusį kolumbariumą, kuriame gyveno per 5000 balandžių. Per visą istoriją užkariautojai, tokie kaip Hanibalas, Čingis Chanas ir pats Aleksandras Didysis, naudodavo balandžių paštą kaip ryšių tinklą išraizgytą po visas savo užkariautas teritorijas. Balandžiai senovės pasaulyje būdavo be galo svarbus ir naudingi. Balandžiai išliko naudojami ir mūsų dienomis. Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metu abi pusės gausiai naudojo šiuos dangus pasiuntinius. Manoma, kad vien Jungtinė karalystė naudojo per 200 000 balandžių Antrojo pasaulinio karo metu. Nors balandis ir yra visuotinai priimtas taikos simbolis, tačiau jisai būdavo gausiai naudojamas karo reikmėms. Šie paukščiai susidurdavo su įvairiausiais sunkumais, tokiais kaip kulkos, nuodingos dujos ir blogos oro sąlygos. Jie gali išvystyti iki 100 km/h greitį ir veikti ilgus atstumus be poilsio. Balandis Šerami, kas išvertus būtų miela draugė, Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo Jungtinių valstijų armijos komunikacijos korpuse Prancūzijoje. 1918 m. spalio 4 d. 77-osios pėstininkų divizijos dalinys, vadovaujamas majoro Čarlio Vitlesai, įgavo įsakymą užimti aukštumą 198 Argono miške. Jiems būnant apsuptiems vokiečių ir net dėl komunikacijos trūkumo apšaudomiems savų, jie atsidūrė tarp gyvybės ir mirties. Jie privalėjo kažkaip perduoti pranešimą saviškiams. Jie pasiuntė kelis pašto karvelius, bet visus juos nukovė vokiečių kariai. Galiausiai jiems liko paskutinioji viltis Šerami. Jie pritvirtino pranešimą ir paleido balandį. Po maždaug 25 minučių Šerami pasiekė savo tikslą. Bet balandis buvo sunkiai sužeistas. Jam peršovė sparną, išmušė akį, jo viena koja kabojo vien tik ant sausgyslių. Karo medikai bandė išgelbėti paukštį, vėliau vadintą karo didvyriu. Bet deja, nuo patirtų sužalojimų jisai mirė. Šitas paukštis po mirties gavo apdovanojimą už drąsą ir išgelbėtas 200 kareivių gyvybės. Antrojo pasaulinio karo metu netgi 30 sąjungininkų balandžiai buvo apdovanoti aukščiausiais apdovanojimus už drąsą. Bet kaipgi balandžiai žino, kurie turi pristatyti pranešimą? Balandžiai gali siųsti pranešimą tik viena kryptimi. Maždaug iki 4-6 savaičių amžiaus balandžiai būna pristatomi jų naujuosius namus.
Ir šių namų lokacija bus ta, į kurią balandžiai instinktyviai grįž visą likusį gyvenimą. Kada jie būdavo naudojami kare, balandžiai būdavo gabenami pačių kareivių, pilotų ar kitų pėstininkų, iki kol ateidavo laikas išsiųsti pranešimą. Tada pranešimas būdavo pritvirtinamas prie balandžio ir jisai būdavo paleidžiamas. Tada balandis, įveikęs numatytą atstumą, grįžta į savo namus. Šios balandinės paprastai būdavo įrenginėjamos saugiose teritorijose, už 10 ar net 100 km nuo fronto linijos. Balandžiai pasižymi neįtikėtiniu gebėjimu orientuotis ir rasti kelią namo net iš didelių atstumų. Šiam fenomenui paaiškinti mokslininkai iškėlė keletą teorijų. Manoma, kad balandžiai turi vidinį kompasą, kuris padeda jiems orientuotis pagal Žemės magnetinį lauką. Šią teoriją patvirtina tyrimai, kuriuose balandžiams buvo užmauti magnetai, kurie sutrikdė jų orientaciją. Balandžiai taip pat gali orientuotis pagal Saulės padėtį danguje. Jie sugeba apskaičiuoti Saulės judėjimo trajektoriją dienos metu ir naudoti šią informaciją nustatyti savo kryptį. Be magnetinio lauko ir Saulės, balandžiai gali orientuotis ir pagal vizualinius orientyrus, tokius kaip kalnai, upės, pakrantės linija ir netgi žmogaus sukurti objektai. Kai kurie tyrimai rodo, kad balandžiai gali naudoti ir uoslę, ypač trumpiems atstumams. Manoma, kad jie sugeba uoslę jausti kvapų ingredientus ore ir taip rasti kelią namo. Greičiausiai, balandžiai naudoja ne vieną, o keletą šių orientacijos būdų, derindami juos tarpusavyje, priklausomai nuo aplinkybių. Pašto karveliai taip pat atliko svarbų vaidmenį senojoje Lietuvos istorijoje, perduodami žinias tarp miestų, pilių ir kaimų. Jie būdavo naudojami nuo pat viduramžių iki mūsų dienų, kai juos pakeitė telegrafas. Pašto karveliai būdavo naudojami perduoti svarbias žinias apie Lietuvos karinius veiksmus, tokius kaip mūšiai, apgultis ir invazijos. Pavyzdžiui, 1410 metais Žalgirio mūšio metu Vytautas Didysis naudojo pašto karvelius, kad praneštų apie savo pergalę Lenkijos karaliui Jogailai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai naudojo pašto karvelius, kad palaikytų ryšius su savo ambasadoriais užsienyje. Štai toks be galo įdomus ir paslaptingas sutvėrimas yra balandis. Apie kokį kitą gyvūną norėtumėte išgirsti kitą kartą? Pasiūlymus galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video.